Sveikas, gražuolės. Šiandien ateinu pas jūs su trumpu video. Tiesiog nusprendžiau, kad būtinai reikia man tokį susukti ir padaryti. Telefonu filmuoju, atleiskite už kokybę, atleiskite už mano išvaizdą. Šiandien yra šeštadienis, buvo be galo aktyvi diena su mano šeima. Tiesiog grįžome ką tik namo, yra vakaras, kol dar netamsu, tad nusprendžiau nufilmuoti šį video. Viename iš savo video pasakiau, kad vyksta konkursas, galima ten kažką laimėti ir taip toliau. Ir pasakiau, rašykite komentaruose, ką tik norite. Ir labai daug kas iš jūsų parašė, kad dabar mokosi arba rašo baigiamąjį darbą, kaip sunku ir taip toliau. Tik šiandien aš noriu jūs palaikyti, nepalūžti ir mokytis, tiesiog laikytis iš visų jėgų ir stengtis. Pradėsiu galbūt nuo mokyklinių egzaminų, kas juos laiko, žinokite, tai pirma rimtesnė patirtis jūsų gyvenime. Jūs privalote išlaikyti tos egzaminus. Privalote. Ir kuo geriau, tuo geriau. Dėl ko? Dėl to, kad vis tiek dauguma iš jaunų žmonių šiais laikais bandys stoti į universitetą ir vis tik tie balai yra pakankamai svarbus. Tad mokykitės, merginos, jeigu žiūri vaikinai, laikykitės ir tiesiog galvokite savo taip, kad štai kaimynas, galbūt kvailesnis, baigė tą mokyklą, kažkaipgi baigė. Na ir aš kažkaip privalau baigti, nesu kvailesnis. O kad nesu kvailesnis, turiu įrodyti. Štai ir išlaikyti geriau egzaminus. Po to universitetas, žinau, sesijos, pati išgyvenau ir bakalaurinį, ir magistrinį, bet iki to reikia dar daugti. Visų pirma, tos sesijos, tie egzaminai, kaip sunku būdavo. Na, pirmoji sesija žiemą, tai būdavo nelabai sunku, nes šalta, vis tiek namuose, vis tiek mokinėsi, bet toji sesija, kur vyksta dabar, kai yra nuostabus oras už lango, kai draugai ten švenčia, nori švęsti ir kviečia visur. Na, su tais draugais nereikia niekur eiti, nes jie reiškia nelaiko egzaminų ir reiškia jie jums visai nedraugai. Reikia vis tiek rinktis panašius, kurie supras, užjaus ir panašiai ir palaikys. Tai va, tai tos sesijos irgi be galo sunku, bet žinokite, na, rezultatas atperka viską. Ir jeigu rašote baigiamąjį darbą, jau taip sunku jį išgimdyti. Aš pati žinau, rašiau be jokios literatūros, na, visa mano literatūra buvo užsienio kalbomis ir buvo užsienyje ir tikrai buvo pakankamai sunku surinkti informaciją. Ir na, stenkitės, nes žinokite, po to vaisiai tikrai atperka. Galvokite apie tai tokiu būdu. Pavyzdžiui, kaip darydavau aš. Man suveikdavo, nežinau, galbūt ir jums suveiks. Aš visuomet galvodavau, kad, na, štai dabar išlaikysiu egzaminus, po to gausiu diplomą, baigsiu universitetą ir tiesiog jau eisiu dirbti. Ir štai jau man tada nereikės mokintis. Na, tai buvo šiek tiek apgavystė, bet dabar jau galiu drąsiai jums pasakyti, kad mokytis reikia vis tiek ir dirbant. Bet tada jums moka visuomet už tai pinigus. Nebūna taip, kad jūs kažką labai sunkiai ten mokotės ir išlaikot kažkokį egzaminą ir jums nieko už tai nebūna. Vis tiek kilsite karjeros laiptais, kažkaip tobulėsite ir už visą tai yra mokama. Tad visada gyvenime reikia praeiti tą tokį etapą nemokamą, galbūt kartais ir patys sumokame už tai, kad išmoktumėme kažką, bet be tos mokyklos iš tikrųjų gyvenime sunku yra kovoti už savo būvį, už save ir taip toliau. Aš visuomet labai palaikau tos žmonės, kurie pasiryžta studijuoti universitete, nebūtinai dėl to, kad reikia kažkokios profesijos, bet būtent dėl to, kad mūsų mąstymas yra visai kitoks. Kitaip vertiname viską. Na, išgyventi tiek sesijų, tiek egzaminų, na, ne kiekvienas silpnaprotis iš tikrųjų gali. Tai reiškia, kad jūsų jau tobulėja protas bet kokiu atveju, nesvarbu, ar jūs nusirašėte, nežinau, ar šiais laikais tai įmanoma. Man tai, pavyzdžiui, leisdavo nusirašinėti vieną dėstytoją, nes visuomet sakydavo, kad aš bent jau pasidarau špargalkę, kad aš sėdžiu prie jos, kad aš ten mažytėm raidelėm kažką parašau ir kad aš žinau, kur ko ieškoti ir kad aš, žodžiu, ruošiuosi egzaminų, nes pas mus berniukai mėgdavo, pavyzdžiui, išsitraukti knygą ir iš jos nusirašinėti. Tai va, dėstytojų ir gerų būdavo, bet žinau, kad šiais laikais tikrai jau pakankamai sunku tai padaryti. Ir žinoma, nepatarčiau, geriau jau išmokti kažką ir taip toliau. Tai va. Tai mano bus patarimas toks, kad laikykitės ir visuomet galvokite apie ateitį, kad tikrai visos tos kančios atsipirks ir dažniausiai finansiniu rodikliu. Ir tikrai baigę kažkokius mokslus labiau pasitikėsite savimi, bus lengviau žengti per gyvenimą, nes jau, kaip sakoma, ką išmoksite ant kupros nesinešiosite, jau turėsite tą tokį, kad aš padariau, aš galėjau padaryti, na ir
to iš jūsų niekas niekada gyvenime neatims. Niekada. Tad va, šiandien norėjau tokį palaikymą trumpą jums neredaguotą video įdėti, tiesiog laikykite žmonės, aš esu su jumis, aš jūs be galo suprantu, be galo užjaučiu, nes kaip ir minėjau, pati visą tai patyriau, žinau, kaip sunku per tas šiltasis dienas išsėdėti, bet dar trupučiuką ir jau viskas galėsite vasarą ilsėtis arba tiesiog mėgautis gražiu oru, kas eis dirbti, kas ką, laikykitės ir nepasiduokite, jeigu kam labai sunku ir nežinote, ką daryti, parašykite komentaruose, kas jums yra sunkiausia. Ir aš juokavau vienai merginai, gal tu dabar mane žiūri, irgi turi savo kanalą, neprisimenu, kaip vadinasi, pamiršau, nes mano galvo šiandien verda labai daug minčių. Rašė Instagrame, kad štai išgimdysiu savo darbą ir eisiu jį ten išmesiu ar panašiai. Aš sakau, kad po 10 metų tu net neprisiminsi to savo ten magistrinio ar bakalaurinio darbo temos. Sako, ne, aš prisiminsiu. Aš irgi taip galvodavau, kad aš jau tą temą visą gyvenimą prisiminsiu. Dabar aš galiu pagalvojusi prisiminti, apie ką aš ten rašiau, bet tikrai ne temą visą ir tai pasimiršta. Ir dabar jau galima prisiminti tiesiog su juoku, tiesiog su tokiu, manau, kad baiginėdama universitetą dabar, tarkim, jau su amžiumi, aš jausčiausi daug tvirčiau. Pavyzdžiui, tie patys gynimai. Dabar, kai filmuoju video, tai man kalbėti viešai yra visiškai, ta prasme, lengva ir no problem, kaip sakoma. Tai patarčiau jums tiems ir toms ir panašiai, kas ruošiasi gynimui, pakalbėti tikrai prieš veidrodį. Jeigu bijote gintis darbą, tikrai ne tai, kad tekstą turite mokėti mintinai, nesvarbu, kad leidžia kada skaityti ten iš skaidrių ir panašiai, turite mokėti viską mintinai ir repetuokite prieš veidrodį. Netgi paimkite ir nufilmuokite save, pavyzdžiui, kaip video, įkelkite ir nusiųskite savo draugams, tiesiog nuorodą tokią privačią, kad pasakytų, ką apie tai galvoja. Tikrai bus daug lengviau po to jau stoti prieš komisiją ir gintis. Tai va, tokios trumpos padrikos mintis šiandien, bet labai norėjau išreikšti jums visoms palaikymą, kad nepalūštumėte. Grožiu jau užsiimsite po visų egzaminų. Aš irgi sėdėdavau su halatu, su tapkėm, su energetiniais gėrimais ir tiesiog kaldavau naktimis, nes naktimis būdavo kažkaip man lengviausia, nes ramu, nieks neateina, nieks neskambina ir taip tamsu, laukia ten paukščiukai nečilba, nekviečia išeiti laukan. Tai va, tai buvo mano toks būdas. Iš tikrųjų ir tikrai buvo daug labai sunkių momentų, bet visada galvodavau, aš tvirta, aš galiu, aš tikrai baigsiu ir baigsiu gerais pažymiais. Kodėl štai kiti gali, aš negaliu? Žinoma, aš galiu. Tai galite ir jūs. Kaip sakoma, netgi meška cirke išmokina šokti, tad visko žmogus gali išmokti, netgi dar daugiau. Tai va. Baigiau kalbėti, tikiuosi neprailgo šis video, atleiskite, kad be pasirašymo, be nieko, bet svarbiausia yra žodžiai ir tą teigiamą energiją ir nuotaiką, kurią jums noriu šiandien perduoti. Laikykitės! Yeah!